Edas Sasnauskas nuolat tobulina ūkyje naudojamas technologijas. Silpsta dirvožemis, jam biologinių preparatų pagalba. Negalima naudoti desikantų, rasta kita išeitis. Galima ant rankų pirštų suskaičiuoti stambesnius bulvių augintojus Lietuvoje. Šiaulietis Edas Sasnauskas yra vienas iš jų. Jis augina beveik 300 hektarų bulvių. Bulvėms svarbu gerai išdirbti dirvą, ją išpurenti. Tačiau pirmojų bulvių auginimo technologijos darbų ūkininkas įvardijo dirvožemio tyrimai. Tai toliau yra giluminio purenimas. Tai yra išpurena dirvą gilesnius sluoksnius, kai dabar tai iki 38 cm, arima tokia kaip ir nebedarom pavasarį. Paskiau yra nuokėjama dėl to, kad išvertus grumstus biškiai susmulkina. Toliau išbarstomas trąšas, toliau daromos lysvės, toliau separuojama, tai yra visa dirvožemė iškratoma kaip per sietą, išrenkami akmenys ir visi kitos priemaišas. Tada vienu kartu pasodina ir suformuoja vagas ir apipurškia malgerolių. Ir tuo ir baigėsi. Ir daugiau tik tai lieka priežiūra. Šiemet bulvių priežiūra palengvino tai, kad nereikėjo kovoti su Kolorado vabalais. Jų buvo tik vienas kitas, tad liko apsauga nuo ligų ir piktžolių. Bulvių augintojai yra ypač stebimi augalų apsaugos tarnybos specialistų. Tikrina, kad nebūtų genetiškai modifikuotų augalų, tyria dirvožemį ir taip toliau. Karantinas tai, galima sakyti, negyvena, bet labai tankiai lankosi, nes ir dirvožemį tyria, ir pačias bulves tyria, atvežtas tyria, augimo metu tyria, kada žydi tyria, kaip nukasa sandėliuose tyria, sandėlius pačius tyria, taip toliau. Jie, vienu žodžiu, pastoviai lankosi ar prižiūri dėl tų visų mikrobų ir taip toliau. Liepos pabaigoje ūkininkas išbandė kol kas vienintelę Lietuvoje bulvienojų rovimo mašiną. Jūsų ūkyje pirmą kartą matome tokią technologiją, kad bulvių virkščios nenupjaunamas, tačiau išraunamas. Kodėl taip daroma? Todėl, kad yra išskirtinės kokybės bulvės ir negalima naudoti desikantų, tai yra nudeginimą bulvirkščių, o jas principė greičiau išraunam, o tai yra sėklinė medžiaga ir į bulves nepatenka virusai, nes per likusius nupjautus bulvirkščius galėdavo patekti virusai ir užkrėsdavo bulves. Kur sužinojot apie šitokią technologiją? Lietuvoje tai dar tikrai nematyta. Turim kompaniją, kuri konsultuoja DLV iš Olandijos vedančioji pasaulinę mastą kompanija, kuri būtent patarė, ką daryti, kaip daryti ir klaidas kaip ištaisyti ir ekonominių požiūrių kaip ištaisyti. Tai būtent jie rekomendavo? Jo, tai jie rekomendavo, padėjo parvežti ir tai yra greitai, kad operatyviai. Nors atrodo gana paprasta, bet ši technologija yra imlesnė kurui ir laikui. Tačiau ūkininkui, daug auginančiam sėklinių bulvių, labiau apsimoka ši brangesnė, bet saugesnė aplinkai technologija, nei užauginti virusuotą sėklą. Nurovus virkščias, sėklinės bulvės dar mėnesį gulės žemėje, kad subręstų ir tik tada bus kasamos. Esate išbandęs daugybę bulvių veislių, nes ir sėklai auginate, ir maistui. Ir kokios jums pačiam yra tokios artimiausios, priimtiniausios, galbūt ar jau turite išsirinkęs? Turim dabar vieną iš pagrindinių, tai ankstyvą bulvę, kurie tinka visiems auginti, tai Adora, kuri greitai auganti, yra pati ankstyviausia. Tik tai nėra opi dirvožemiam, tai nėra visiškai atspari rauplėm. Jeigu dirvožemis yra kažkuo per šarminės, tai tada gali būti rauplių. Bet ankstyvumu jin pralenkia visas Lietuvoje esančias bulves, tai yra būtent pati ankstyviausia ir geriausiai, gražiausiai suformuojanti gumbus. Tai yra visus stambius, praktiškai smulkių nebūna. Iš vėlyvesnių veislių ūkininkas augina Silvaną ir Sifrą bulves. Intensyvus ir gilus žemės dirbimas kelia dirvožemio problemų. Matuojant dirvos kietį, rezultatai nedžiugino. Da, reikia gubus, ar čia būtų ir pirumą, nes va, visi tie... Nėra struktūros. Turi būti oro tarpelių. O dabar nėra, va, tiesiog jeigu žemė yra struktūra, va, trukiniai visą.
Taip, bet tai pas patį čia ir separavimą ir visą kitą čia jau. Tai mes irgi tas separavimas, irgi klausimus, ar čia mes gerai darome. Prieš porą metų susirūpinta dirvožemio būklė ir augalų auginimo technologijos papildytos biologinėmis priemonėmis. Bulvių sodinimo metu prie bulvės purškiam būtent amalgerolį. Tai kad suskatinti humuso daugiau, kad būtų puresnė dirva, kad geriau įsisavintų bulvės trašas. Grūduose, sakykime, tai taip pat po javų nuėmimo derliaus šiaudus, kai susmulkinam, apipurškiam taip pat amalgeroliu. Nes kadangi šiaudai tada greičiau nenaudojam azotą, tai yra trąšų salietras, o naudojam amalgerolį ir šiaudai subyra greičiau ir jie patekia į dirvą, automatiškai dirvos daro purumą. Tai, sakykime, 4 metus gavę, dabar tik 2 metus naudojam, bet 4 metus gavę šiaudų su amalgeroliu, tikimės, kad po 4 metų atėjus bulvės bus jau dirva visiškai puri. Tai tas gerinimas ir yra investicija į ateitį. Buvo bandymų tiesiog naudoti bakterinius preparatus, bet kas gaunasi, nėra sąlygų jiem daugintis. Mes juos įnešam, bet ilgainiui jie nesidaugindami tiesiog dingsta, išnyksta, sumažėja ir nėra to tokio efektyvumo. Na, o kada naudojama jau kartu su amalgeroliu, iš karto buvo pastebėti skirtumai. Eilė ūkininkų, kurie patys dirba savo laukus, jie iš karto sakė, kad ir technika važiuoja geriau, ir pasipriešinimas, ir dirvos drėgmės režimas, tuo pačiu ir oro. Na, o čia dirvožemis yra dirbamas pasėda jau 100%, matot, jis yra apkrautas ir separuojama, ir gylis arimo, ir dirbimo, ir skutimo. Už tai jisai patiria didžiulės apkrovas. Na ir be tos priemonės mes dabar neįsivaizduojam. O kaip separavimas veikia dirvožemį? Kokį poveikį teigiamą ar neigiamą turi, ar apskritai gal jokio? Matot, separavimas tai yra pašalinimas didesnių akmenukų ir tų visų grumstų iš dirvos, kad bulvė būtų tolygiai, jinai galėtų į visas pusės augti tolygiai. Separavimas, aišku, toks kaip ir neigiamas turėtų būti procesas, nes jis yra atliekamas iš išorės. Mechaniškai mes tą dirvą separuojam per tinklelį, sakykim taip, grubiai. Geriau būtų, kad pati dirva tą padarytų, atsiradę mikroorganizmai, susismulkintų, sakykim, jų veikla, atsiranda oro, daugiau dujų, aerobiniai organizmai, jie padarytų tą struktūringą dirvą. O kaip įvertintumėte technologiją ir tų technologinių naujovių įtaką pokyčiams šiame ūkyje, Edos Sasnausko ūkyje? Čia amalgerolis naudojamas jau 2 metai ir mes irgi sėdėjom, diskutavom, galvojom, kaip čia būtų geriau padaryti. Mes pasirinkom bakterinį azotą, būtent azospirillum, azotobakter štamus. Jie veikia ilgai, jie po truputį aprūpina ir kitus štamus azotų ir nėra nuostolių. Ir poveikis yra net kitais metais jaučiamas. Ūkininkas Edas Sasnauskas vidutiniškai kasa iki 50 tonų iš hektaro bulvių. Prieš porą metų Lietuvoje lankęsis čekų mokslininkas tvirtino, kad biologinėmis priemonėmis atstačius dirvožemį, tiksliai laikantis bulvių auginimo technologijos, galima gauti ir 100 tonų.